Labą dieną visiems iš Vyturiuko sandėlio. Šiandieną pakalbėsime apie stilingąją vaikštynę Lorenzo. Lorenzo vaikštynė yra visiškai naujas sukurtas modelis. Šių metų modelis. Kodėl sakau stilinga? Todėl, kad parodysiu viską praktikoje, nėra tobulai patogi naudojimai dėl savo, sakykime, galbūt grožio, stiliaus, mados principų. Bet vaikštynė tikrai patogi ir pasakysiu, kuom jinai galbūt naudinga žmonėms turintiems labai siaurus praėjimus savo namuose, įvažiavimus į tualetą, dušą, pas ką yra siauri praėjimai namuose, maži butai. Šita vaikštynė labai puikiai tam tinkama, nes yra tikrai pakankamai siaura. Taigi, apie vaikštynę. Kaip matote, pirmiausia, šita vaikštynė Lorenzo neturi trosiukų. Matote, didžioji dauguma mano rodytų vaikštynių turi troselius, stabdžių troselius, kurie matosi fiziškai. Na ir šiek tiek, sakykime, stiliaus atveju nėra paslėpti rėme. Lorenzo vaikštynėje stabdžių troseliai, kaip matote, yra stabdžiai. Jie integruoti į rėmą, paslėpti rėme. Tai čia jau yra mados reikalas. Mados reikalas. Stabdžiai kuo puikiausiai veikia. Paspaudžiu stabdžius, galiu užfiksuoti stabdžius, vaikštynė nejuda, bet troselių nesimato. Taip pat krepšelis. Tikrai pirmą kartą matau tokį krepšelį. Kaip ir stilingas krepšelis. Viskas kaip ir šaunu. Tikrai su šita vaikštynė atrodysite mados mėgėjas. Paprastai susilanksto, kaip ir visos kitos vaikštynės susilanksto labai paprastai. Svoris vidutinis svoris. Šios vaikštynės svoris yra 7,7 kg. 7,7 kg. Tikrai vidutinis svoris. Dabar, kas svarbu, kaip ir kiekvieną kartą pabrėžiu. Labai svarbu, perkant internetu vaikštynę, žinoti sėdimos vietos aukštį nuo žemės, kad būtų patogus atsisėdimas ir patogus atsistojimas. Šiuo atveju man yra labai patogu. Nagi, sužinokime, koks sėdimos vietos aukštis nuo žemės yra šios vaikštynės. 55 cm. Sėdimos vietos aukštis nuo žemės yra 55 cm. Taip, visus matmenis mes internetinėje parduotuvėje rodome, yra jie parašyti, jūs galite puikiai ir įsimatuoti, bet su šiais video jūs vis tiek pamatote daiktą gyvai, pamatote fiziškai, kaip aš atsisėdu, kaip atsikeliu, pamatuoju, tai galbūt dar aiškumo daugiau yra. Sėdimos vietos gylis. Sėdimos vietos gylis 24 cm. 24,5, kaip pridėsi metrą, jau čia tiesiog tokie 24,5. 24,5 cm sėdimos vietos gylis. Tikrai pakankamai užtenka sėdimos vietos. Atsisėdus galime atsilošti į atlošą, tikrai labai patogiai ilsėtis. Man puikiai tinkanti šita vaikštynė, mano sudėjimui, tikrai puikiai tinkanti pasėdėjimui ir pailsėjimui. Puikus atlošas, stilingas, gražus. Kaip matote, tikrai vaikštynė yra išskirtinis savo stilium. Dar ką vaikštynė turi? Ratukus. Ratukai priekiniai pakankamai dideli,
galiniai mažesni ratukai. Priekiniai ratukai didesni nei vidutiniai. Tai tikrai pravažumas šios vaikštynės tikrai yra neblogas. Dideli priekiniai ratukai, pravažumas tikrai yra geras. Vaikštynė, taip kaip ir visos, turi rankenų reguliavimo aukštį, galite susireguliuoti rankenas pagal savo ūgį, kad jums būtų patogu naudoti. Funkcijos vaikštynės, kaip ir visų vaikštynių, judėti galima ir palengva, ir greičiau. Palengva judant spaudžiame stabdžiukus ir kontroliuojame vaikštynės judėjimo greitį. Funkcija, kaip ir visų vaikštynių, atliekama ta pati. Dabar, kuom išsiskiria šita vaikštynė turintiems mažai vietos namuose. Ogi tuom, kad aš pamatuosiu fiziškai jos plotį. Per plačiausią vietą, plačiausia vieta šitos vaikštynės yra 57 cm. Įvairiai vaikštynių dažniausiai būna 60, 62, 64 cm pločio plačiausia vieta. Taigi šita vaikštynė 57. Tai tikrai siaura. Siauresnių praktiškai net ir nėra. 57 cm. Taigi jeigu jūs ieškote vaikštynės tik tais namų sąlygom, šita vaikštynė tikrai jums tinkanti, turintiems labai mažai vietos namuose. Jinai yra tikrai siaura ir tikrai visur pratilps. Na, o žinoma, vykstant į lauką, jos, sakykime, savybės nebus tokius efektyvios kaip ir visų kitų, todėl kad lauke daug vietos ir jos tas siaurumas laukui neįtakos. Bet lauke, kuom jūs įsiskirsite, tai dar kartą pabrėžiu, stilingumu. Stilingumu nėra troselių, visiškai naujas modelis, stilinga vaikštynė. Stiliumi lauke tikrai įsiskirsite. Vaikštynės maksimalia apkrova 136 kg. Tai reiškia, vartotojas gali sverti 136 kg ir drąsiai naudoti šią vaikštynę. O dabar minusas. Pagrindinis minusas yra tas, kadangi vaikštynė turi stilingą krepšelį, jos ratai šiaip yra 360 laipsnių apsisukimas. Bet šiuo atveju dėl stilingo krepšelio ratai remiasi į krepšelį ir ratukai nesisuka aplink vaikštynę, kaip galėtų tai daryti. Tai jeigu jūs norite mobilumo, 360 apsisukimo praktiškai vietoje, jūs turėtumėte nusiimti šios vaikštynės krepšelį, kad tai galėtumėte padaryti. Su krepšeliu vaikštynė į priekį važiuoja, viskas tvarkoja, bet jeigu tik norite sukti, ratukas atsimuša į krepšelį. Ir jūsų sukimų kampas tikrai patrumpėja ir pamažėja. Kaip matote, nepatyrusiam vaikštynių naudotojam eksploatuoti šitą vaikštynę iš pradžių būtų tikrai nejauku ir sudėtinga, reikėtų prie jos priprasti dėl krepšelio trukdymo apsisukti ratukams. Bet jeigu jums nėra poreikio apsisukti labai manevringai ir taip galima suktis ir su krepšeliu, vaikštynė tą gali padaryti, jeigu rateliai atsistoja į tam tikrą padėtį, tokią, kokią turi atsistoti. Atsistoja rateliai į gerą padėtį, vaikštynė sukasi aplink, jokių problemų. Bet būna kartais tokių atvejų, kada aš važiuoju ir noriu suktis, ne taip rateliai atsisukę yra ir man automatiškai remiasi į krepšelį ir aš jau negaliu daryti sukimusi, kaip šiuo atveju norėčiau, tada turiu pataisyti ratelius ir vėl galiu suktis. Pataisau ratelius ir vėl galiu suktis. Tai šita problema kaip ir galėtų būti ne problema, bet reikia išmokti valdyti šitą vaikštynę. Išmokus ją valdyti, jokių problemų nebus.
Ar jūs norit tą daryti, išmokti, ar nenorit, tai jau jūsų reikalas. Bet kad su šia vaikštynė būsite stilingi, pratilpsite namuose pro siaurus tarpus, tai tikrai garantuotai. Apibendrinant viską, vaikštynės svoris 7,7 kg, dideli priekiniai ratukai, geras pravažumas, 136 kg maksimali apkrova, stilingas krepšelis, puiki sėdima vieta, patogi, susilanksčius vaikštynė tikrai tilps visur į automobilį ir visur, kur jums reikia ją padėti. Ir žinoma, kaip ir dar kartą pasikartosiu, jo siaurumas siauruose namuose. Dar kartą visiems noriu padėkoti stebintiems mano profilį Vyturiukas Darius. Visiems, kurie prisijungėte prie šio profilių, kuriu bendruomenę tikrai galbūt svarbiais klausimais ir džiaugiuosi, kad mūsų bendruomenė plečiasi. Iki sekančių susitikimų. Linkėjimai iš Sandėlio.